as- mums informavo, kad ar aš ne tą instituciją gal įvardinau, kad sakė viena, Arba aš esu. Labas rytas, jeigu mane girdite, kaip girdime. tai aš esu Salvina Taukinaitienė. Tai, o man tai, Referentė. kuris komisijos narys sakė, kad 15 minučių vėluos? Aš žadėjau vėluoti, bet Jūs. labai stengiausi O, ir puiku, suspėjau. puiku, labai puiku. Tada žiūrime mūsų savivaldybės visi. Man tai taip yra, kiek aš matau pagal tarybos sprendimą, visi nariai yra. Taip, iš mūsų viskas visi yra. Taip, tai vis tiek, kadangi mums reikia užsifiksuoti kvorumą, tai tada vis tiek aš tada paprašysiu visų prisistatyti, kad protokolo surašymo tikslams mes galėtumėm tiksliai nurodyti, kurios institucijų komisijoje dalyvavo. Jau tai pradėsiu nuo savęs, esu Antanas Bartulis, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorius. Toliau turėtų prisistatyti mano pavaduotas Valdas Markevičius, bet jisai atostogauja, tai šito komisijos nario neturėsime. Toliau mes turime sekretorę, kuri nėra komisijos narė, tai Ineta Pavlovienė. Tai Ineta prašytumėm pasirodyti, jeigu jūs mus girdite. Taip, matome. Įjunkite Inetą mikrofoną. Esu. Taip, toliau yra nariai Mantas Antanavičius. Esu. Taip, Eglė Bružienė taip pat mūsų skyriaus vedėja yra komisijoje. Labas rytas. Taip, puiku. Ir dabar turėtų būti dar 4 atstovai į komisiją. Tai gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centro atstovas. Ar mes jį turime ir kokia pavardė būtų? Labas rytas, aš Inga Smaliukienė, Taip, atstovauju centrą. taip, malonu. Toliau krašto apsaugos ministerijos atstovas, kas būtų? Salvina Taukinaitienė. Taip, užsienio reikalų ministerijos atstovas. Labadiena, Vilma Bukaitė, esu. Vaiku, ačiū. Ir kultūros paveldo departamento prie kultūros ministerijos atstovas. Jūs girdite? Labadiena, Kultūros paveldo departamento Šiaulių teritorinio skyriaus vedėja Vita Martinaitienė. Man visą laiką rodo, tik tai tokį, bendro tokį. Taip, ačiū tada. Tai iš visų prisistačiusių matome, kad mes turime iš 8 komisijos narius 7, tai turime pilną kvorumą, nes pagal mūsų komisijos nuostatus komisijos posėdis yra teisėtas, kai jame dalyvauja daugiau kaip pusė komisijos narių. Tai daugiau kaip pusė yra 5, o mes turime 7. Taigi dėl kvorumo problemų neturime jau. Ir tada irgi to pačia proga atkreipiu dėmesį, kad komisijos sprendimai primami posėdėje dalyvaujančių komisijos narių dauguma. Jeigu 7 nariai dalyvauja, tai dauguma mūsų bus 4. Nariai jau ir bus dauguma, bet manau, kad mes sutarsime ir turėsime formuluotės, už kurias balsuos visi 7 nariai. Tai būtų dėl mūsų teisėtumo komisijos darbo. Ir tada aš pasidalinsiu tokia paruoštuku ir galėsime pradėti dirbti. Tai šios dienos komisijos posėdžiui yra siūloma, kaip matote, darbotvarkė iš 3 klausimų. Tai dėl Antro pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaikų perkelimo klausimas, pranešėjas bus komisijos narys Mantas Antanavičius. Antras, dėl Antro pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaikų laidojimo vietos parinkimo,
taip pat pranešėjas bus komisijos narys Mantas Antanavičius. Ir trečias klausimas dėl Antro pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaikų laidojimo vietos paženklinimo. Irgi pranešėjas bus Mantas Antanavičius. Tai tokia yra siūloma darbotvarkė. Tada aš klausiu komisijos narių, ar būtų siūlymų dėl tos darbotvarkės ją pildyti. Tie trys būtinieji punktai darbotvarkės jie reikalingi mums. Ir siūlyčiau jų nebraukti, bet jeigu būtų motyvai, kad kažką dar papildyti, tai mes galėtumėm apie tai diskutuoti. Negirdžiu siūlymų, tai ar galime tada bendrų sutarimų sutarti, kad pasitvirtinam šitą posėdžio darbotvarkę ir galėtumėm pagal ją pradėti dirbti. Taip. Nėra prieštaraujančių, tai ačiū, tada taip ir laikykime, kad dirbame pagal šitą pasiūlytą darbotvarkę. Tai, kad patogu būtų iki balsavimo, kur irgi yra paruošta galima sprendimo siūlymo redakcija, tai mes prieisim, tada, kad patogiau būtų bendrauti, tai aš tada stabdau dalinimąsi. Jau ir tada man tai suteikiu jums žodį, pristatant pirmą klausimą. Labadiena komisijos nariai, ar gerai girdisi? Taip, girdime. Tai, kaip ir minėjo komisijos pirmininkas, pirmasis klausimas yra tas esminis, principinis, dėl palaikų, dėl Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaikų perkelimo. Aš pasidalinsiu ekranu. Taip. Ar matosi pasidalinimas? Taip, matosi. Taip. Šiaulių miesto savivaldybės administracija dar praėjusiais metais buvo gavusi Lietuvos gyventojų genocido ir rezidencijos tyrimo centro direktoriaus sprendimą dėl viešo objekto pašalinimo. Sprendimas yra 24 metų rugpjūčio 20 dienos, numeris SVOA-112. Ir gyventojų genocido ir rezidencijos tyrimo centro direktorius, susipažinęs ir su tarp institucinės komisijos sprendimu, kad palaidojimo vieta Šiauliuose prisikėlimo aikštėje pažeidžia viešųjų objektų atitikties, kad pažeidžia Lietuvos Respublikos draudimo propaguoti totalitarinius, autoritarinius režimus ir jų ideologijos įstatymo 4 straipsnio 8 dalies įstatymą, tiesiog priėmė sprendimą, kad viešasis objektas Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vieta prisikėlimo aikštė Šiauliuose turi būti pašalinta, laikantis Ženevos konvencijos papildomų protokolų dėl tarptautinių ginkluotų konfliktų aukų apsaugos reikalavimų. Sprendimas buvo pateiktas, kad turi būti įgyvendintas per 3 mėnesius. Administracija pateikė atsakymą gyventojų genocido ir rezidencijos tyrimų centrui, kad neturi galimybės šito sprendimo įgyvendinti per 3 mėnesius, nes tuo metu nebuvo patvirtinta vyriausybės nutarimų tvarka dėl Antrojo pasaulinio karo apskritai karių perkelimo. Ir tik tais rugpjūčio 27 dieną, kai vyriausybės nutarimas buvo patvirtintas, buvo sudaryta šita tuo pačiu komisija mūsų savivaldybės tarybos sprendimu ir jom galime prieiti prie šito sprendimo įgyvendinimo. Tai toks būtų trumpas, sakykime, pristatymas apskritai šio klausimo, nes iš esmės, tai sakau, dar tik pasikartosiu, tai būtų tas principinis sprendimas vykdyti šiuo atveju Lietuvos gyventojų genocido ir rezidencijos tyrimo centro direktoriaus sprendimą pašalinti šį viešąjį objektą
ir komisija turėtų tiesiog išreikšti, sakykime, savo poziciją šito klausimu. Taip, ačiū, man supratome. Ar būtų komisijos nariai pranešėjui Mantui kokiu tai klausimu dėl jo pristatytų argumentų? Situacija. Taip, prašau, matau, keliate ranką. Taip, aš šiuo atveju užsienio reikalų ministerijos vardu turėčiau ne klausimų, labiau pastabų, net nežinau, ar jos kažkaip tai vėliau turėtų būti išdėstytos, ar galėčiau jau dabar jas pateikti. Tai aš manau, jeigu va šituo pirmuoju klausimu dėl priimto sprendimo, dėl perkelimo, tai tada prašau, išsakykite argumentus. Čia vis tiek mes klausimai, atsakymai, diskusijos ir tada priimsim sprendimą. Aš tiesiog norėčiau atkreipti, kad tiek vyriausybės nutarime, kuriame yra pateikta karių palaikų perkelimo ir laidojimo pateiktas karių palaikų perkelimo ir laidojimo vietos paženklinimo tvarkos aprašas ir KPD nutarime dėl apsaugos netaikymo ir dabar genocido centro dokumente kartojasi vis ta pati tezė, kad karių palaikų ekshumavimas ir perkelimas turi būti vykdomas laikantis 49 metų Ženevos konvencijų papildomo protokolo 34 straipsnio 4 dalies. Ir tvarkybos darbų projekte nėra motyvuota ir reglamentuota, kad šitas palaikų ekshumavimas ir perkelimas bus vykdomas laikantis šito dokumento, kuris yra besąlygiškai galioja visoms valstybėms, kurios įsipareigojo laikyti šitos konvencijos. Ir mes pirmiausia, tai siūlytume labai išsamei sutvarkyti tvarkybos darbų projekto teisinę dalį ir kitus susijusius dokumentus ir pagrįsti būtent šitą dalyką, kad tikrai vadovaujamasi šią konvenciją ir kartu labiau išplėtoti tezę, kuri yra paminėta, kad kalbama ne apie karių palaikų iškelimą iš pirminio palaidojimo vietų, o kad pati SSRS perkėlė žuvusių palaikus iš jų kapų. Man atrodo, šita vieta tvarkybos projekte yra labai minimaliai ir punktyriškai išrašyta. Jokių išlygų susijusių su kova su totalitarizmo ideologijos propagavimu, leidžiant karių palaikų ekshumaciją Ženevos konvencijose nenumatoma. Ir pats savame totalitarizmo propagavimas nėra visuomeninės būtinybės pagrindimas, nes tarkim su nacizmu kovojusiose Europos valstybėse, tokiuose kaip Prancūzija ar Belgija ar Didžioji Britanija, yra saugomi, tarkim, hitlerinės Vokietijos karių kapai. Yra ypatinga visuomeninė būtinybė, turėtų būti pagrįsta kitais pagrindais, pavyzdžiui, komunikacijų atnaujinimas, pasirengimas aikštės rekonstrukcijai, labai fiziškai apibrėžta konkreti būtinybė ir aktualumas visuomeniai. Apgalvotai nepagrindus karių palaikų iškelimo būtinybės, toks sprendimas netitiks Lietuvos tarptautinių įsipareigojimų ir turės neigiamų pasiekmių mūsų valstybei. Dar vienas svarbus punktas tvarkybos projekte, tiksliau sakyčiau, kad matyt klaida, tvarkybos darbų projekto projektuojamų sprendinių apraše 4 punkte teigiama, kad perlaidojant karius bus, cituoju, deramai užtikrinta Ženevos konvencijos protokolo 34 straipsnio 2 dalies A ir B punktų įgyvendinimas. Aš atkreipiu dėmesį, kad šita 2 dalis numato, kad kai tik aplinkybės ir priešiškų šalių santykiai leidžia, aukštosios susitarančios šalys, kurių teritorijoje yra kapai, turi sudaryti sutartį, turi pradėti dėrybas ir sudaryti sutartį. Šitas punktas kelia pavojų, kad Lietuva turėtų būti tarsi įveliama į ilgas ir sunkės dėrybas su Rusija. Taigi nuoroda į 34 straipsnio 2 dalį yra netinkama ir siūloma iš tvarkybos projekto jį apskritai išbraukti. Tada silpnai teisiškai pagrįstas karių
karių palaikų iškėlimas, kaip jau minėjau, atveria Rusijai galimybės pradėti agresyvę propagandos kampaniją prieš Lietuvą, pateikiant įrodymus, kad Lietuva pažeidžia tarptautinę humanitarinę teisę, ignoruoja Ženevos konvencijose numatytus reikalavimus karių palaikų ekshumacijai ir perkelimui. Šiuo metu Rusija, plačiai naudodamas ir žiniasklaidą, ir socialiniais tinklais, siekiam konsoliduoti savo rėmėjus visame pasaulyje ir labai stengiasi išnaudoti kiekvieną progą Baltijos valstybių puolimo ir diskreditavimo. Prisimenam jau prieš kurį laiką Estijoje nukėlus paminklą kariams, Latvija taip pat netgi ne pačios palaidojimo vietas iškėlus kilo labai didelis tarptautinis skandalas. Ir kadangi Šiaulių miesto savivaldybė turbūt pirmoji rengėsi karių palaikų perkelimui, siūlytume pasirengti galimybei, kad Rusija, remdamasi Ženevos konvenciją, gali paprašyti iki 5 metų laiko informuoti giminės dėl galimos repatriacijos, tokia galimybė tikrai yra numatyta. Tada Šiaulių savivaldybė reiktų atsižvelgti, kad tarp palaidotų Šiauliuose sovietų karių, galbūt ne centre, minimi ir azerbaidžaniečiai, ukrainiečiai, tadžikai, uzbekai, jūs geriau žinot padėtį, tačiau atitinkamas derinimas gali būti reikalingas ne tik su Rusija, bet ir su jų gimtosiamis valstybėmis. Taigi šitą dalį, pirmą punktą posėdžio apibendrinant, norėčiau pabrėžti, kad būtinas ypatingai kruopštus tvarkybos darbų projekto teisinės pusės pagrindimas, suredagavimas ir atsižvelgiant į tai, kad iš tikrųjų jisai gali tapti Rusijos politinio spaudimo Lietuvai tarptautinėje erdvėje įrankiu. Ir kartu iš anksto pasirengti aiškią komunikacinę kampaniją skirtingoms auditorijoms, tarp jų ir tarptautiniai, neleidžiant Kremliaus režimui ir jį aptarnaujančioms propagandinėms struktūroms primesti Lietuvai nenaudingus naratyvus viešoje erdvėje. Tiek. Ačiū Jums išsakytas mintis, bet aš norėčiau atkreipti ir Jūsų, ir komisijos visų kitų narių dėmesį, kad kolegė bandė pristatyti ir peržiūrėti tvarkybos projekto redakciją. Tai nėra komisijos kompetencija vertinti tvarkybos projekto tekstą, nes vyriausybės nutarime labai aiškiai 6 punkte aprašo parašyta, kad komisija savivaldybės vykdomajai institucijai pateikė siūlymus dėl karių palaikų perkėlimo ir karių palaikų laidojimo vietos žymėjimo. Viskas, tai yra tiek įgaliojimų, kiek turi ši komisija. Jūsų išsakytas pastabas aš galiu priimti, kadangi kaip administracijos direktorius, nors nesu vykdomoji institucija, meras yra vykdomoji institucija, bet į jūsų pastabas, kaip mes toliau įgyvendinsim po komisijos sprendimo, nes po to, kaip jūs puikiai žinote, yra siūlymai pateikiami vykdomai institucijai, vykdomoji institucija paruošia sprendimo projektą atstovaujamai institucijai, tai Šiaulių miesto tarybai, ir tada priėmus visus sprendimus prasideda įgyvendinimas pagal tvarkybos projektą, kuriam jūs išsakėte pastabas. Tai mes tą priimam, sakykime, kaip pasikeitimą nuomonėmis ir atkreipimą dėmesį Šiaulių miesto vykdomai institucijai, bet tai visiškai netrukdo mums komisijai diskutuoti iš principo, ką komisijos narys Mantas pristatė klausimą ir pasakė tą teisinę situaciją, kur jau ir tas imperatyvas, kuris yra nurodytas teisės aktuose, ir šitoj vietoj ta maža pasirinkimo galimybė komisijai nesiūlyti perkelti karius iš esamos šitos pirminės perlaidojimo vietos. Tai taip galėčiau sureaguoti į jūsų šitą pasisakymą. Taip, prašome, ponia Martinaitienė. Vita Martinaitienė, Kultūros paveldo departamento Šiaulių teritorinis skyrius. Kadangi komisijai buvo siūstas tvarkybos projektas peržiūrėti
Ir ką tik išsakytas pastabas noriu pasiūlyti laikyti ne nuomonių apsikeitimu, o protokolinio fiksavimo faktais. Ta prasme, kad susirinkimo protokole išsakytos pastabos būtų užfiksuotos. Gerai, tai mes ir sakėme, įrašas daromas protokolo surašymo tikslais, tai tiesiog mes būsime tikslus surašydami protokolą, perteikdami tas mintis iš įrašo, ką pasakė komisijos narė šito klausimu. Čia tikrai nematau jokių problemų, nes Šiaulių miesto vykdomajai ir atstovaujama institucijai reikės po komisijos siūlymo toliau šitą darbą tęsti. Taip, tada ar dar būtų, jeigu klausimų Mantui nėra, ar dar būtų norinčių pasisakyti šituo pirmu klausimu dėl principinio to sprendimo perkelti ar neperkelti Antro pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaikus. Atsiprašau, norėčiau pasiteirauti ar pasiūlyti, ar nereikėtų kreiptis dar kartelį teisininkų pagalbos, išklausius užsienio reikalų ministerijos pateiktas pastabas. Ar nereikėtų dar kartelį sugrįžti ir pasitarti dėl vienas dalykas. Tvarkybos projektas, jis yra priimtas, jis yra padarytas, užsakovas buvo šito dokumento savivaldybė ir tekstas jis yra toks, koks jis yra. Be abejo, nes kolegija pasisakė daugiau dėl įgyvendinimo tikslų ir tikslių procedūrų, o tai yra nebe komisijos jau klausimas šitoje vietoje. Komisijai yra suteiktas įgaliojimas tik pateikti siūlymą dėl perlaidojimo. O išsakytos galimos pastabos dėl paties teisingo tvarkybos projekto įgyvendinimo ir Ženevos konvencijos 49 metų laikymosi, tai yra pareiga ne komisijai, o jau vykdomajai ir atstovaujamajai institucijai. Tai čia tikrai su mūsų komisijos darbu šitos išsakytos pastabos tikrai neturi nieko bendro, nes komisija neturi įgaliojimo kažkokiu būdu tvirtinti, patvirtinti arba kažkaip pasisakyti dėl tvarkybos projekto. Tai aš manau, kad tikrai jūsų siūlymas būtų perteklinis. Taip, prašau, gerbiama Inga. Aš norėjau tik tais gal patikslinti, kad centro sprendimas yra administracinis sprendimas ir jis yra privalomas vykdyti. Ir mes komisija nesprendžiam, ar perkelt ar neperkelt. Komisijos funkcija yra dėl parinkimo vietos siūlymas, dėl ženklinimo, jau čia nekvestionuojamas klausimas dėl perkelimo. Jau yra priimtas sprendimas ir jisai turi būti vykdomas. Tai tiek. Taip, ačiū už mano papildymą, bet dar kartą, jeigu pacituosiu 6 punktą, įeina į komisijos kompetenciją teikiant siūlymą, kad komisija, savivaldybės vykdoma institucijai pateikė siūlymus dėl karių palaikų perkelimo. Tai tas pirmas klausimas, perkelimo faktas, taip visiškai su jumis sutinku, kad ir genocidų centras jau vykdydamas įstatymą priėmė sprendimą ir esant vyriausybės šitam nutarimui, jau kuriame irgi yra pasakyta komisijos kompetencija nurodyta, tai šitoj vietoj taip mes neturim ypatingos pasirinkimo laisvės, toj vietoj jau ir balsuojant dėl paties perkelimo, kaip sakyti, kaip pirmo veiksmo. Tai ar būtų dar norinčių pasisakyti? Taip, Mantas dar kelia ranką, prašau. Aš trumpai gal papildysiu komisijos pirmininką. Iš esmės tikrai yra daromas tiek garso, tiek vaizdo įrašas, mes tas pastabas gavome, jas įvertinsime.
tvarkybos darbų projektas, jisai bet kuriuo atveju šiai dienai buvo parengtas, sakykime, pagal tuo metu galiojant teisinį reglamentavimą ir gal rengėjas, sakykime, neįvertino visų niuansų, tai pagal šitas pastabas mes pasistengsim, kaip sakyti, perduoti rengėjui ir kad jisai vertintų ir tobulintų parengtą dokumentą. Taip, tai ar dar būtų kas argumentų pasisakymų dėl perkelimo arba neperkelimo, jeigu kokiu argumentu būtų iki man siūlant balsavimą? Nėra, jeigu daugiau norinčių pasisakyti, tai aš tada dar kartą mūsų patogumui pasidalinsiu, paruošdamas koks tai galėtų būti sprendimas pirmuoju klausimu užprotokoluotas, kad komisija Šiaulių miesto savivaldybės vykdoma institucijai siūlo perkelti Antro pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaikus iš Šiaulių miesto persikėlimo aikštės. Tokia būtų protokole siūlymas komisijos dėl paties perkelimo. Tai jeigu kas, ar turite pasisakymui dėl paties siūlymo formuluotės, dėl pačios siūlymo formuluotės? Ar manote, kad čia iš principo redakcija tinkama balsavimui ir mes galėtumėm pereiti į balsavimo etapą, jeigu šitai formuluotėjai nebebūtų pasiūlymo? Tai nematau norinčių pasisakyti dėl pačios formuluotės, tai tada aš teikiu balsavimui, kas iš komisijos narių už tai, kad teikti komisiją, kad teikia Šiaulių vykdomai institucijai siūlymą perkelti Antro pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaikus iš Šiaulių miesto persikėlimo aikštės. Kas už šią formuluotę? Prašome balsuoti, sekretorė yra, visi esame įsijungę, taip aš matau čia 6 ir tada persikelsiu. Taip, matau ir Eglė. Tai matau, kad visi 7 komisijos nariai balsavo už. Ineta, ar irgi užfiksavote kaip sekretorė? Taip. Gerai, tai tada laikykime, kad sprendimas vienbalsiai yra pirmų klausimų priimtas. Tada periname prie antro mūsų logiško etapo. Jeigu mes pritarėm perkelimui, tai turi būti spręstas klausimas, o kur bus tie palaikai perkeliami. Ir tada prašau Manto, komisijos nario Antanavičiaus, pristatyti antrąjį klausimą dėl palaikų perlaidojimo vietos parinkimo. Taip, antrų klausimų, kaip minėjo komisijos pirmininkas, parenkama bus laidojimo vieta, tiksliau jinai jau yra parinkta ir aš norėčiau perduoti žodį VŠI kultūros vertybių globos tarnybos direktoriui Linui Kvizikevičiui, kuris rengia tvarkybos darbų projektą. Jis detaliau galės pakomentuoti, kas buvo daroma parenkant tą vietą, kokie tyrimai ir panašiai, kokie rezultatai ir visa kita. Visas detalės galės detaliau pateikti. Linai, ar girdit mus? Taip, prašome, Linai. Labą dieną visiems. Tęskit pristatymą antro klausimo. Taip, tai tema Antro pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių perkelimo tema nėra nauja mūsų visuomenėje. Gal pradėsiu nuo to. Šiaulių miesto savivaldybė berods 2019 metais iškėlė su vyriausybės visais pritarimais, iškėlė iš strateginio Lietuvos karinio objekto Zoknių aerodromo teritorijos apie 1900 berods
20 palaikų ir perlaidojo Ginkūnų kapinėse. Tais pačiais metais vyko ir kita akcija, tai yra Sovietų Sąjungos karo belaisvių iškėlimas iš Armalėnų kapavietės į Šilutės mieste esančias Macikų kapinės. Suformuotos buvo atskiros kapinės ir buvo viskas, šitie darbai buvo daromi. Šituose procesuose, aš kad užbėgant, kad būtų aiškiau visiems susidaryti vaizdą, kas vyksta, kas jau padaryta. Visose šituose procesuose dalyvavo lygiai tokios pačios šios institucijos, kurios ir dabar numatytos yra vyriausybės nutarime. Galiu pasakyti, kad buvo derinti klausimai ir su Rusijos federacijos ambasada, dėja į šventinį renginį nei vienu atveju jos neatėjo. Ir šiuo klausimu apskritai dėl Sovietų Sąjungos karių perkelimo jie jokio intereso nerodo. Ideologinėje visoje plotmėje yra tik tai svarbiausias akcentas duodamas į paminklus, ne į kapus. Tai rodo, kad kapai jiem palaidojimas karių tai yra neesminis dalykas ideologinis. Ideologinis dalykas yra postamentai, yra pavardės surašytos, nežinia kokia tvarka ir, tiesą sakant, daugeliu atveju net nepasitvirtinta nei archyviniai duomenys apie palaidotus karių skaičių, nei jų pavardės. Tokia realybė. Dėl šios priežasties, matyt, vyriausybė ir priėmė tą per ilgus metus, išdiskutavo ir priėmė tą sprendimą, kad juos reikia perkelti į kapus. Šiuo metu kapais, kapinėm tai netraktuojama. Jokie Lietuvos Respublikos teisės aktai netraktuoja, kad tai yra kapinės, kur dabar jie guli. O mirusieji turi būti laidojami kapuose. Grįžtant prie esminio klausimo šios dienos, norėčiau pasakyti, kad Ginkūnų vieta planuojamiems perkelti palaikams yra būtent karių kapinėse, Sovietų Sąjungos karių kapinėse. Šią vietą sudaro du kompleksai. Viena vieta yra šalimais karo belaisvėms skirta, antra vieta tai yra jau istoriškai susiformavusioje kapinių dalyje, kurioje pagal istorinius arba rašytinius archyvinius šaltinius yra palaidota ten ar 500 ar 900, tai irgi abejotinas šiek tiek klausimas, nes paskaičiavus teritorijos plotą ir palaikų skaičių šiek tiek kažkas netitinka. Nesmė. Atlikdami analizę, vietos parinkimo analizę, mes atlikome neinvazinius tyrimus. Tai yra nuskanavome magnetometrais ir georadarais, nuskanavome kapinių vaizdą. Taip, šitie tyrimai nerodo galutinio rezultato, ar tikrai ten nėra. Bet abiejais atvejais parodyta, kad tuščia vieta parinkta naujai kapavietei, tuščia vieta, neužstatyta. Tai yra nebus pažeistos jokios teisės mirusiųjų ir mirusiųjų giminių į vietą. Logiškai mąstant, šita kapavietė arba Sovietų Sąjungos karių kapinės, vadinamos Ginkūnų, jos taps kaip tik didesnio traukos objektu, kadangi bus aišku, kiek kas kur palaidota, bus aiški struktūra. Bent jau ta dalis, kuri bus dabar įrengta, kapinių struktūra planinė. Šiuo metu Ginkūnų kapinėse Sovietų Sąjungos neaišku nei kapų vietos, nei eilės. Tai atsitiko ne dėl savivaldybės kažkokių neveiksmų, tai grinai atliko Rusijos federacijos ambasada palaipsniui, tai yra 6, 7, 8, 9 dešimtmetį puoselėdama tuos kapus ir didindama žuvusių ir palaidotų asmenų skaičių, o galiausiai vyko taip, kad jie
patys visus pašalino pavardės iš kai kurių kapinių, tam, kad nebūtų aiškus, kaip sakant, matyti, nu, ar kitos priežastys kapų palaidotų asmenų skaičius. Tai čia yra pagrindinė turbūt mūsų valstybės ta problema, kodėl mes dabar susidurėme su Sovietų Sąjungos karių palaidojimu, perlaidojimu, tai kaip sakant, teisinę bazę kūrėme. Precedentas jau buvo ir prieš kelis metus jau buvo Sovietų Sąjungos karių perlaidojimas Pumpėnų, iš Pumpėnų miestelio irgi į Sovietų Sąjungos kapines. Taigi, užbaigdamas mintį apie kapavietę Ginkūnų, manau, kad jinai parengta optimaliausiai, geriausiai ir bus pagarbiai palaidoti kariai žuvę Antro pasaulinio karo metu, o nebus trypiami praeivių, kaip yra dabar centrinėje miesto dalyje, tai yra aikštėje šalia katedros. Ir labai džiugu, kad Šiaulių miesto savivaldybė praktiškai pirmoji imasi iniciatyvos išspręsti tą moralinį klausimą. Čia gal daugiau moralinis nei teisinis. Teisiškai jau Lietuvos Respublikos vyriausybė viską išsprendė. Ir buvo tikrai informuoti mano žiniomis, aš esu valstybinės paveldo komisijos narys, aš stebiu ir dalyvauju šituose procesuose. Ir vyriausybės šitame nutarime irgi, kaip sakant, akcentavome tam tikrus dalykus. Žodžiu, teisiškai čia neturėtų būti jokių problemų. Latvijoje prieš 2 metus buvo perlaidoti generolas ir dar kažkas buvo, kažkoks reportažai keli buvo, bet ten dėl kitų priežasčių buvo viskas vyko. O šiaip pasakysiu, kad perlaidojimas vyksta. Ne tik vyksta Pabaltijai arba vadinkim buvusios Sovietų Sąjungos teritorijų, vyksta jis taip pat ir Lenkijos teritorijoje, bet vyksta viskas teisės aktų reglamentuota tvarka. Tai nežinau, turbūt, kadangi visi projektą skaitė, tai aš manau, kad ta vieta parinkta yra pakraštys tam, kad formuoti ateityje ir toliau, jeigu atsiras poreikis. Mano įstaiga ieško Lietuvos laisvės kovotojų palaikų, ieško antrajam pasaulinėme kare žuvusių vokiečių karių, lygiai taip pat mes aptinkame kartais ir Sovietų Sąjungos karių palaikus. Galiuojanti tvarka dabartinė įpareigoja juos, iki šiol įpareigoja juos laidoti kaip nežinomus asmenius, nes tapatybės nenustatyta. Mano manimu, tai neteisinga. Būtent kiekviena turbūt savivaldybė turėtų turėti vietą, kad jeigu nustatomas faktas, jog tai Sovietų Sąjungos karys, jis turi atgulti ne į bendrosiose kapinėse įrengtą kapavietę nežinomiems palaikams, o į karių kapų memorialą. Tai tokie esminiai dalykai yra. Ačiū uždėmesį, jeigu dar kokių klausimų, tai pasakys. Taip, ačiū gerbiamas Linai. Dabar man tai pristatymo dalį, ar dar turite ką papildyti komisijos nariams, kad girdėtų iš pristatymo dalies ir tada pereisim prie klausimų, jeigu tokių bus. Aš manau, kad Linas pakankamai išsamei viską pateikė tą situaciją. Kaip minėjo, visi matėme tą tvarkybos projektą ir tą vietą pažymėtą ir visą kitą. Dabar tik tais, jeigu kyla komisijos nariam kažkokių klausimų ar pasiūlymų. Taip, tada prašau komisijos nariai, ar turėtumėt klausimų Mantui ir Linui, kad įsitikinti, kad ta vieta, kuri parinkta ir siūlymas komisijai ją irgi patvirtinti, visais aspektais yra vieta parinkta teisingai. Tai ar turėtumėte klausimų? Taip, prašau. Tik norėčiau, kaip po šito pristatymo pasakyti, kad
palaikai buvo prieš tai perkeliami iš kariniam aerodrome, rasti palaikai ir koncentracijos stovykloje Armalėnuose, reiškia Macikų koncentracijos stovyklų palaikai buvo tiesiog nebuvo palaidoti, jie buvo surasti, užkasti bendrose daubuose ir buvo padarytas tokia palaidojimo akcija, jiem buvo skirti kapai ir jie palaidoti kapuose. Dabar šiuo atveju yra truputį kitaip, bet komisijos sprendimą palaikau. Taip, ačiū. Ar dar yra norinčių pasisakyti tuo mūsų antrų svarstomų klausimų? Čia irgi, kaip sakyti, alternatyva, ar ta vieta tiesiog kitos, net ir iš Lino pasisakymo, ir matau, jos tiesiog ir nebuvo, nes dar tiesiog ir patikslinčiau, mes Ginkūnų kapinės tą terminą naudojame dėl civilinių kapinių įvardyjimo, o šalia civilinių kapinių yra Antro pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vieta. Tai čia, kadangi ji yra šiandien ir faktinė toj vietoj, taigi perkelti iš miesto prisikėlimo aikštės į esamas tikrai yra jau mažiausia problema dėl vietos parinkimo, nes mes iki šiol turime 2 tokias palaidojimo vietas sovietų kariams mūsų Šiaulių miesto savivaldybėje. Tai jeigu nėra norinčių paklausti ir nėra norinčių pasisakyti, tai tada aš vėl grįžtu prie mūsų paruoštos galimos balsavimo formuluotės. Taigi antro klausimu, tai balsavimas tada būtų: komisija Šiaulių miesto savivaldybės vykdoma institucijai siūlo parinkti Antro pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaikų laidojimo vietą esamą Antro pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių laidojimo vietą Šiaulių miesto Tilžės ir Bijūnų gatvių teritorijoje. Tokia būtų siūloma formuluotė. Ar komisijos nariai turėtumėt minčių, pasisakymų dėl pačios formuluotės? Nematau norinčių, tai tada siūlau tada ir pereiti prie balsavimo ir formuoju formuluotę balsavimui. Kas už tai, kad komisija Šiaulių miesto savivaldybės vykdomai institucijai pasiūlytų parinkti Antro pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaikų laidojimo vietą esamą Antro pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vietą Šiaulių miesto Tilžės ir Bijūnų gatvėse. Kas už šitokį siūlymą? Taip, Ineta, ar suskaičiavote? Aš perinu į kitą langą, taip irgi gerbiam, kelia ranką, taip. Tai matau, irgi visi 7 nariai balsavo už antrą klausimą. Ačiū. Ir periname prie 3 klausimo. Tai dėl Antro pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaikų laidojimo vietos paženklinimo. Jau ir jisai jau bus platesnis klausimas. Jau ir tada prašysiu man tai irgi jūs pristatyti 3 klausimą. Taip, 3 klausimas. Aš iš karto dalinuosi ekranu, tiesiog parodysiu, sakykime, nuotraukas, atliktą fotofiksaciją iš dabartinės esamos Antro pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vietos prisikėlimo aikštėje. Ar matosi dalinimasis nuotrauka? Taip, matome. Taip, dabar tai truputėlį. Taip. Jeigu nesikeis nuotraukos, sakykit, nes su to dalinimuose kartais būna tų techninių tokių nesklandumų. Taip. Ar pasikeitė nuotrauka? Taip, keičiasi. Tai gerai.
Taip, esama situacija yra tokia, kad realiai šioje palaidojimo vietoje yra 46 vardinės lentelės. Aš truputėlį pritrauksiu. Jos va taip yra tiesiog sudėtos, suklijuotos ant granito plokščių, ant neaukšto pamatuko. Informacija kiekvienoj vardinė atminimo lentelė skiriasi. Vienose lentelėse nurodytas vardas pavardė ir mirimo data, kitur dar yra gimimo ir mirimo datos, kitur tiesiog vardas pavardė. Ta prasme, tiesiog varijuoja, jos nėra kažkokio vienodo, sakykime, šablono ar formato, tai gal dydis yra labai panašus. Taip pat pačiam centre yra suformuotas postamentas, neaukštas postamentas, kuris yra dengtas granito plokštėmis ir tarp granito plokščių yra įkomponuota viena bendra visai šitai palaidojimo vietai skirta lentelė, tai yra tarybiniams kariams žuvusiems 44-45 metų kare ir tokiu... 41 man tai. Oi. 41. Atsiprašau, nuotrauka. Taip, 41-45 metų kare ir lygiai tas pats užrašas yra kirilica. Taip, tada galiu grįžti prie aiškesnio užrašo. Taip. Čia vėl tos pačios vardinės lentelės, jos yra irgi išsidėščiusios, tik tai kitoje vietoje. Ir turime 4, kažkaip nesinori vadinti jas kapo paminklais ar panašiai, bet tiesiog tokios irgi vardinės atminimo plokštės granito, 4 palei katedros šventoriaus tvorą. Tai aš tada grįžtu. Taip. Ir kiekviena iš jų yra skirta Tarybų sąjungos didvyriam. Ties kiekviena yra užrašyta vis kita pavardė. Ir tos, taip pavadinkim, atminimo lentos turi simbolius. Viršutiniai daly yra arba žvaigždė, arba, sakykime, toks tarsi būtų simbolis su... Čia Tarybų sąjungos didvyrio šitas ženklas. Taip. Tai va tokia būtų esama situacija. Tada pabandysiu parodyti palaidojimo vietos, į kurią mes kelsim palaikus, irgi atlikta fotofiksacija, kaip dabar atrodo situacija. Ar viskas matosi, viskas tvarkoje? Taip, matome. Taip, tai čia būtų, sakykime, būtent Antro pasaulinio karo Sovietų sąjungos karių palaidojimo vietos centrinė dalis. Yra išlikęs obeliskas, postamentas, ant kurio jisai stovi. Taip pat yra nemažai, sakykime, suformuotų tam tikrų objektų, ant kurių yra sumontuotos granitinės plokštės su tikėtina, čia su kabutėm galima dėti palaidotais asmenimis, bet čia, kaip ir minėjo Linas, ta prasme, visi tie duomenys gali būti nebūtinai tikslus, ta prasme, gal čia tiesiog yra bendrinis sąrašas, kad kuo būtų daugiau pavardžių rodytų, kad yra palaidota.
Pati teritorija yra aptverta. Taip, čia aš truputėlį tas bendrinės nuotraukas prabėgu. Principas irgi labai panašus, yra tam tikrais, sakykime, sektoriais išdėstyta. Minėjau, centras tai yra obeliskas, tada šalia pagrindinio tako yra suformuotas tam tikras, sakykime, atminimo teritorijos, kuriuose yra būtent tokie objektai, ant kurių sumontuotas grandinės plokštės su vardais, pavardėmis ir mirties data. Kaip matote, čia net iš tos nuotraukos labai aiškiai matosi, ant vienos plokštės yra identifikuota daugiau duomenų, ant kitos minimumas. Dabar artėjam link, sakykime, tos vietos, kur bus perkeliami palaikai. Tai čia tiesiog judant į priekį pagrindinių takų mes matome dar atskirą tokį, kaip pavadinčiau, tam tikras panteonas, kur vėl pagerbiami, sakykime, Sovietų sąjungai nusipelnę didvyriai. Čia bėga jisai. Na, čia gal matysis geriau. Taip, dabar judam grinai. Čia šita nuotrauka yra puikus kampas, sakykime, pačios palaidojimo vietos, kur planuojama perkelti palaikus. Ir jeigu žiūrėti dar iš arčiau, tai yra sumontuoti tam tikri granito blokai. Čia, nežinau, matos turbūt peliukas vaikštantis. Granito blokai, tai parodysiu juos dar labiau iš arčiau. Taip, esamoje situacijai, sakykime, jie buvo sumontuoti su tikslu, kad pažymėti apskritai šios palaidojimo vietos teritorijos ribas, bet kadangi vyriausybės nutarimas tarsi mums palieka tam tikrą teisę pasinaudoti esamą infrastruktūrą ir sakykime, tuo pačiu tikslu įspręsti ir, sakykime, paženklinimo klausimus, tai siūlymas būtų gal toks, kaip minėjau, rodydamas ankstesnės nuotraukas prisikėlimo aikštės palaidojimo vietos, ten yra 46 iš viso vardinės, tai, sakykime, atminimo lentelės. Mes jas siūlytume perkelti į naują palaidojimo vietą. Taip pat siūlytume perkelti ir tą bendrinę atminimo lentelę, kuris skirta apskritai visai palaidojimo vietai, ten, kur citavau, ta prasme, tarybiniams kariams žuvusiems kare 41-45 metų. Tai va šitą bendrinę perkelti ir atsižvelgiant, sakykime, kad tikėtina, kad tai yra galimas, čia komisija jau turėsim spręsti, tikėtina, kad tai yra galimas pažeidimas, sakykime, teisės aktams, siūlytume 4 atminimo plokščių skirtų Sovietų sąjungos didvyriam neperkelti vien dėl naudojamos simbolikos. Tai vad gal toks būtų mano pristatymas, sakykime, bendrinis gal. Taip, gerai, ačiū Mantai. Ar komisijos nariai turėtumėt klausimų Mantui iš pristatomos trečio klausimo? Eglė kelia ranką, prašau. Taip, gal galim tada tikrai kartu pasitarti, nes tiek, kiek mes įvertinom iš statybinės pusės, kadangi turėsim nuardyti visą paviršių, na, tikėtina labai, kad nuimti taip gražiai, kaip Mantas sako, kažin ar pavyks, nes jos yra pribetonuotos, gan stipriai ir labai abejoja statybos atstovai, ar įmanoma bus nuimti tas lentas, jų nepažeidus. Kas bus, jeigu pažeistos jos bus? Gal geriau padaryti tas lenteles atskirai su jų vardais, pavardėm ir metais, atskiras, naujas? Aš atsiprašau, Eglė, aš gal neužakcentavau momento. Vyriausybės nutarime, sakykime, yra tarsi imperatyvas, sakykime, numatytas, kad jeigu yra karių palaikai perkeliami iš Antrojo pasaulinio karo Sovietų sąjungos karių palaidojimo vietos į tokią pat vietą, sakykime, tai yra jau esama karių palaidojimo vieta, ženklai, kurie neprieštarauja teisės aktam, jie turi būti perkeliami. Tai va čia vienas dalykas ir dar truputėlį gal papildysiu savo pristatymą.
ko neužakcentavau, tai kad paženklinti naujai perlaidojimo vietoje bus sumontuoti 2 informaciniai stendai. Tai reiškia, pirmasis tas prieimo apskritai skirtas dabar jau esamai palaidojimo vietai, tai bendrinė informacija apie, sakykime, šitą vietą. Ir antrasis bus prie pat karių palaikų palaidojimo vietos, kuris jau teiks informaciją būtent iš kur perkelti, kiek perkelta palaikų, kada perkelta ir taip toliau. Jau čia konkreti informacija. Tai va, dar ir šitas paženklinimas yra numatomas. Bet aišku, Egle, ką jūs liečiate techninę pusę, ar pavyks gražiai demontuoti tas 46 plokšteles, bet jau čia techniniai dalykai. Mes vis tiek turime priimti pareigą, kur ir kalbėjo Mantas, vyriausybės nustatytos tvarkos 8 punkte, kaip tik 2 svarbus momentai yra, pacituosiu, kad perkeliant karių palaikus į kapines, kuriame yra palaidoti kitų Antro pasaulinio karo karių palaikai, naudojamas juose esantis karių palaikų laidojimo vietos ženklinimas. Tai va ta aplinka, kurią pristatė Mantas, tai mes ir sakom, yra šita aplinka naudojama, bet tik patikslinant skaičių perlaidotų asmenų. Ir kitas punktas yra visais atvejais kartu su karių palaikų perkeliami buvusių karių palaikų laidojimų vietų ženklai. Jau ir jeigu jie neprieštarauja įstatymui, mes turime tokią pareigą tas ženklinimo laidojimo vietos ženklus perkelti į naują palaidojimo vietą jau kaip reikalavimą, kurį turim pildyti pagal vyriausybės nutarimo parengtą aprašą. Užsienio reikalų ministerijos atstovė kėlė ir tada jums. Ačiū. Aš suprantu, kad dėl pirmo punkto mano pastabos buvo labiau šalutinės ir tą visiškai priimu, tačiau vis tik tai man ir mano kolegoms jos atrodo labai svarbios, nes tai yra proga pasidalinti detalėmis susijusiamis su paties projekto įgyvendinimu. Todėl norėčiau dar pasidalinti kai kuriomis pastabomis. Būtent mes atkreipiam dėmesį, kad tvarkybos darbų projekte nekalbam apie kapinius paminklus, tai matyt, kad tos perkeltos plokštės, jeigu viskas gerai pavyks, atliks tą vaidmenį, bet pati paminklų būtinybė yra matyti, kad neišvengiama, kadangi Ženevos konvencija dėl sužeistų ir ligonių padėties veikiančiose armijose pagerimo, čia pirmoji Ženevos konvencija, nurodoma užtikrinti, kad mirusieji būtų laidojami garbingai, čia cituoju, kapai būtų gerbiami, deramai prižiūrėti ir pažymėti taip, kad juos visada būtų galima rasti. Citatos pabaiga. Ir pats perlaidojimas netgi irgi faktiškai yra laidotuvių ceremonija, taigi būtina atsižvelgti, kad visą patį perlaidojimo procesą stebės Rusijos diplomatai, kurie gali daryti spaudimą dėl garbingo laidojimo ir kapų pažymėjimo ir, tarkime, pateikti reikalavimus dėl perlaidojimo detalių, karstų, antkapių, įrašų, pareikšti norą dalyvauti perlaidojimo renginyje, ar net sukviesti perlaidojimųjų giminės. Mes matom, kad daug ką sudėtinga yra identifikuoti, bet faktiškai to galima spekuliuoti, kadangi ir Lietuva negalės patikrinti artimų giminystės. Ir dabar yra tokia situacija, kad yra griežtai apribojusi vizų išdavimą, bet jų prašymai bus pagrįsti sunkiai atmetamų humanitarinių dalyvavimo laidotuvėse ar perlaidojime argumentu. Ir dar vienas punktas, kad perlaidojant sovietų karių kapus būtina vadovautis Europos šalių ir Lietuvos gerosiomis hitlerinės Vokietijos ir sovietų karių perlaidojimo praktikomis. Pavyzdžiui, Klaipėdos karių kapinėse 23 metais buvo perlaidoti hitlerinės Vokietijos karių kapai ir galbūt verta surinkti informaciją su analogijomis apie tokius perlaidojimus Prancūzijoje, Didžiojoje Britanijoje, Belgijoje, Lenkijoje, kaip jau minėta, Latvijoje, Čekijoje ir analogijomis pagrįsti arba prireikus pakoreguoti Šiaulių pasirinktą modelį. Ta prielaida dėl tų 4 plokščių neperkelimo į tokia irgi
sukuria dviprasmišką situaciją. Galbūt, kai tos plokštės tokios ilgos ir ženklai yra viršuje, jos galima kažkaip panaikinti, plokštės nupjauti ar dar kažkaip, kad nesukūrus to precedento, kad dalis perlaidojimų tarsi neturi savo paminklo. Na, ačiū. Tik tai atkreipiu dėmesį, tą ką Mantas rodė jums fotofiksacijas, dabartinė šitą situaciją visą kaip perlaidoti, tai yra jau trečia versija, kur pati Sovietų sąjunga po palaidojimo sutvarkė va tas kapines ir šita versija, mūsų duomenys mes turime, yra trečia versija. Ir kaip jūs matėte iš aplinkos visos, tai jau daugiau stilizuota vieta, o negu konkrečiai palaikai ir kapas, ir lentelė, ir visa kita. Nes matome, kad ir pati Sovietų sąjunga, ji nekėlė savo tokio uždavinio, kad kiekvieną pagarbiai palaidoti ir kaip ponas Linas sakė, labai tikėtina, kad ten yra takai padaryti paskutiniai versijoje ir jie labai tikėtina net gali būti irgi ant palaidojimo vietos, nes pirmosios dvi versijos mums daugiau įtikina, kad buvo arčiau palaidojimo, kiekvieno kapo identifikavimo ir atpažinimo ir pavardės parašymo ir visa kita. Tai va čia dabar būtų labai keistoka, kad pati Sovietų sąjunga arba ten perėmėja Rusija kažkaip keltų klausimą, kad jūs dabar kažkaip kitaip padarykite. Tai čia tokio sureagavimas, nes istoriškai per šitą laiką jau iki 90 metų ji buvo sutvarkyta per kelias va tokias versijas. Man tai sekundė gerbiamai Ingai kėlė ranką. Taip, aš norėčiau komisijos atkreipti dėmesį į vieną dalyką, kad šitie vietos žymėjimo ženklai turi neprieštarauti draudimo propaguoti įstatymui. Tai šiuo atveju palaidojimo vieta ir ją žymintis ženklai, vat, ir tos lentelės, ir memorialas yra vientisas objektas. Jisai neatskirai. Ir pavyzdžiui, tas objektas kaip vientisas yra pripažintas prieštaraujančių šiam įstatymui. Aš dar vakar pasitikslinau, desovietizacijos komisija, kai nagrinėjo prašymą, jinai nevertino palaidojimo vietos, jinai vertino visą viešąjį objektą. Vietą karių palaidojimo kartu su visais šitais paminklais. Ir pripažino, kad tai prieštarauja įstatymui. Todėl manau, kad nebus pažeidimas, kaip, jeigu mes ne visus objektus ir perkelsim. Ta prasme, paminklus. Supratau, man tai kėlė ranką. Ar aš teisingai supratau jūs, Inga, kad jūs galbūt netgi siūlytumėt tiesiog visai neperkelti tų, net ir sakykime, neutralių tų vardinių lentelių mažyčių, tiesiog užtektų, kad būtų informacinis stendas įrengtas su gana kritiškai pateikta informacija, kas, kaip ir kur yra atkeliavę. Ir supratau jūsų nuomonę. Taip, aš siūlau palikti kaip projekte, jūs buvot numatę, dvi informacinius stendus su kritinė ir objektyvia informacija, kas palaidota, kas ten įvyko, su kokiais režimais yra susijusi ta vieta ir neperkelti iš vis ne vieno paminklo. Aš dar noriu atkreipti dėmesį, sakykime, tuo pačiu, sakykime, vertindamas ir Užsienio reikalų ministerijos atstovės nuomonę, būtent dėl to, kodėl nebuvo, sakykime, tvarkybos projekte numatytas jau tam tikrų tų ženklų iš prisikėlimo aikštės palaidojimo vietos perkelimas. Tai buvo padaryta dėl to, kad tvarkybos projektas buvo parengtas gerokai anksčiau, negu, sakykime, vyriausybės nutarime atsirado šitą 8 punkte esanti nuostata. Kiek žinau, tas sakinys apskritai, jisai gimė vos ne paskutiniam, kaip sakyti, paskutinį mėnesį, ten paskutiniam dienom. Žiūrėkite, tai gerbiama Inga palėtė tikrai klausimą, nes mes kaip administracija ruošdamiesi šitam susitikimui, aš vėl grįžtu prie pasidalinimo ir kokią mes
turėjome va šitą trečią klausimo iš 3 dalių situaciją. Bet dabar palėtėm visus šitos klausimus, tai tiesiog prieinu, kad mes, nu, taip jau galbūt bandėm pedantiškai laikytis vyriausybės nutarimo, tai mūsų pirmas siūlymas ir buvo, kadangi tai yra dėl paženklinimo, tai mes ir formavom mūsų galimą komisijos siūlymą paženklinti Antro pasaulinio karo sovietų palaikų laidojimo vietą, naudojant esamą karių palaikų laidojimo paženklinimą ir papildant 2 tipiniais stendais su informaciniais įrašais. Tai va, šitą formuluotę mes tiesiog ėmėme iš vyriausybės nutarimo. Jau antrą, tada jau analizuodami visą šitą situaciją, taip užėmėm tokią poziciją, kad galėtų būti perkelti 46 vardinės plokštės su karių duomenimis ir atminimo lenta su užrašu tarybiniam kariam žuvusiem 41-45 metų kare. Tai laikydamisi nuostatos, kad šita informacija neprieštarauja Lietuvos Respublikos draudimo propaguoti totalitarinius ir autoritarinius režimus ir jų ideologiją šitam įstatymui. Ir tik tai dėl tų 4 paminklinių plokščių, kuriuose ten buvo palaidoti tie Tarybų Sąjungos didvyriai, mes nesiūlėme perkelti. Dabar jūsų gerbiama Inga būtų siūlymas net ir 2 punktu, taip pat sujungti 2 su 3 punktu, neperkeliant 46 vardinių plokščių. Tokia pozicija būtų. Tai dabar turime, sakykime, mūsų pradinį variantą, turime, kaip sakyti, tos argumentus, kuriuos gerbiama Inga išsakė, kad visumoje kaip visuma tai neša va šitą, kaip sakyti, informaciją. Ir dėl to šitie simboliai neturėtų būti perkeliami į naują palaidojimo vietą. Tai čia tada aš irgi norėčiau, kad kiti komisijos nariai pasisakytų, ar palaiko komisijos narės gerbiamos Ingos poziciją, sujungiant 2-3 punktą ir pasakant komisijai, kad neperkeltini būtų va šitie visi esami simboliai, ar palaikytų kokią tą pradinę mūsų poziciją dėl galimo perkelimo, ar galbūt būtų dar kažkoks 3 variantas. Čia daugiau ginčas, supratau, dėl 2 ir 3, nes pirmą mes kalbame, kad paženklimas lieka tas, kuris yra, tik tai, kadangi ateina, dar yra perlaidojama papildomai iki 60, kaip ten tikimasi, plius minus palaikų, tai tada logiška yra įrengti tuos 2 tipinius stendus, kaip ir buvo dokumentuose nurodyta, su informaciniais įrašais. Tai va šitą pirmą poziciją, nežinau, galima ir dėl jos pasakyti, jeigu jūs manote, kad čia irgi dar turėtumėm šiek tiek pašlifuoti tą redakciją sprendimo, siūlymo. Aš pritarčiau Ingos siūlymui, vertinant, sakykime, tai, kad Lietuvos gyventojų genocido rezistencijos tyrimo centro direktoriaus, sakykime, sprendime, ta palaidojimo vieta kaip viešas objektas yra įvardytas kaip kompleksas. Ir tarp institucinė komisija lygiai taip pat, kaip minėjo Inga, pasisakė, sakykime, kaip už kompleksą. Tai aš palaikyčiau Ingos nuomonę. Taip, ačiū man tai. Taip, prašau komisijos nariai, kas dar norėtumėt pasisakyti. Taip, prašau, įjunkite mikrofoną. Aš iš dalies palaikau Ingos nuomonę, tikrai pritariu, kad galima neperkelti nei vienos plokštės iš aikštės, tačiau manau, kad jo vietoje turėtų būti pasiūlyta alternatyva, galbūt kažkokia paminklinė plokštė su lietuvių kalba, lotyniškomis raidėmis iškaltais vardais ir pavardėmis, kur ta pati informacija būtų sukelta gal į vieną vietą, gal į atskirus paminkliukus. Tačiau šiuolaikinį neutralų politiškai tiesiog su pateikta informacija, kokios pavardės buvo aikštėje. Tas įpareigoja mums ir vyriausybės nutarimą, kad jeigu yra perlaidojama papildomai karių esamose kapinėse, kaip ir yra
patikslinant palaidotų karių skaičių. Tai va tas per tą patikslinimo institutą ir būtų ta informacija ir skaičius, ir pavardės būtų jau perkeltos. Taip, mes tą pareigą be abejo mes jau to, toje informacijoje, kur reikalauja patikslinti karių skaičių, tai mes tą, manau, nemanau, tiesiog tuose stenduose tą padarytumėme. Bet šiuo atveju aš galvoju, kad stendas jisai neveikia kaip tas, kaip paminklinis objektas, jisai labiau veikia kaip informacinis. Čia gali kilti kažkokių tai kolizijų dėl Ženevos konvencijos. Nes mes dėl to ir siūlėme tas 46 vardinės plokštės, kurie neša tam tikrus duomenys apie karius, kurie čia yra palaidoti. Ir pagal tą informaciją, kad vardas, pavardė, gimimo metai ir žūties metai, arba tik tai žūties metai, tai neprieštarauja Lietuvos Respublikos draudimo propaguoti totalitarinius režimus įstatymui. Bet girdint Ingos argumentus, negalima nesutikti, kad tai yra jau visuminis tos vietos, kaip sakyti, įvertinimas. Tai jūsų tada nuomonė kokia būtų, ar perkelti ar neperkelti tos 46 vardinės plokštės? Mano pačios šiuo atveju atstovaujant ministeriją, tai nuomonė būtų, kad tikrai teisinga būtų neperkelti nei vienos plokštės, tiesiog pateikti kažkokią tai neutralią šiuolaikinę alternatyvą įpaminklinimui tos vietos. Mhm. Tai ačiū, tada išgirdome. Ar kiti komisijos nariai dar nori išsakyti nuomonę dėl 2-3 punkto sujungimo arba nesujungimo? Nes man tikrai nebūtų sudėtinga va šitą dalį pridėti va čia ir mes turėtumėm redakciją iš 2 punktų jau su va tokia informacija, kur tada mes komisija pasisakom, kad nei tų 46 plokščių neperkeliam, nei atminimo lentos neperkeliam, nei 4 paminklinių plokščių neperkeliam. Bet turbūt palaikyčiau užsienio reikalų ministerijos siūlymą, kad vis tiek tos vardiniai žymenys, kad jie nedingtų, nes tas gali sukelti pasekmes. Nes jeigu dabar yra išvardinta, tai tikrai ieškokime varianto, kad tos pavardės išliktų, kad mūsų neapkaltintų, nes tai nėra kokia nors, reiškia, rasta nežinoma kapavietė, bet buvo identifikuota. Ir idant išvengti to tarptautinio konflikto, siūlyčiau rasti sprendimą ir išsaugoti. Kaip matau, Inga keliate ranką. Galbūt norėjau pasakyti, kaip suprantu, visa informacija, visi kariai palaidoti čia bus identifikuoti ir parašyti informaciniam stende. Jų pavardės bus, taip man tai, aš taip suprantu, turinys. Taip, pavardės. Tai jie nebus nežinomi kariai, jie bus visi identifikuoti. Nes kaip ir reikalauja vyriausybės nutarimas, kad, kaip ir jau citavau, patikslinant palaidotų karių skaičių, tai nedetalizuoja per kokią formą, bet mes tikrai gal ne informacinėme stende, o kažkokiu tai būdu tas pavardės ir tą informaciją mes perkelsim, ji bus atsekama. Mantas dar kelia ranką. Taip, labai norėtųsi išgirsti kultūros paveldo departamento atstovės Vitos Martinaitinės komentarą, sakykime, dėl užsienio reikalų ministerijos atstovės siūlymo, kad, sakykime, galėtų būti kaip atskiras suformuotas kapo paminklas, kuriame būtų tos vardai pavardės iškalti, ar naujas kapo paminklas esamoji kultūros paveldo objekto, sakykime, teritorijai galėtų atsirasti. Teoriškai.
Ir teoriškai, ir praktiškai galėtų atsirasti, kaip čia anksčiau buvo diskutuota, įtvirtinus jame tą informacinį turinį, apie kurį mes kalbam. Tai tiesiog kažkas panašiai, vat, ką Mantas rodė, dabartinius esamus tokius paminkliukus su tenai 30 ar 50 pavardžių, tai čia kažkas panašaus irgi mes turėtumėm pareigą perkelti ten iki 60 pavardžių su karių duomenimis, kurie yra dabar ant šitų plokščių, ir tai būtų išpildomas ir reikalavimas ir atsiekamumas būtų jau, ir būtų išpildomas tas reikalavimas, kad papildyti informaciją apie papildomai palaidotus karius. Tai jeigu mes suprantame vienodai ir savivaldybė turės va, tokį veiksmą padaryti ir jį galima padaryti per kažkokią tai tikrai, nu, nežinau, paminklinę lentą ar kokį kitą terminą panaudoti jau, bet kažkas panašaus, kas dabar vat, yra dabartinėse ženklinime, tai manau netrukdytų mums priimti trečių klausimų va tokią redakciją, bet tie 46 vardinių plokščių informacija, ji nedings, ji bus perkelta į naują perlaidojimo vietą. 46 plus 4 ten yra dar. Taip. Tai gal tada reikėtų vis tiek tą antrąjį punktą kažkaip pakoreguoti prieš mum balsuojant, kad būtų surašyta visa ta informacija, kurią mes dabar daugumą remiame. Tai matot, čia tada mums reikia sutarti, ar mes cituojame vyriausybės nutarimo 8 punktą, kuris ir, kaip sakyti, ir kalba, kad perkeliant karius palaikus į kapines, kuriuose yra palaidoti kitų antro pasaulinio karo karių palaikai, naudojamas juose esamas karių palaikų laidojimo vietos paženklinimas, ką ir Mantas pristatė visą aplinką, patikslinant perlaidotų karių skaičių. Tai šita pareiga mums tikrai bus ir mes ją turėsim įgyvendinti. Ar ją kažkaip tai dar įkelti į komisijos siūlymą? Gerbiamas pirmininkaujantis, ten parašyta tik tai karių skaičių, bet šiuo atveju turbūt yra, kaip ir pavardės, tai yra svarbu, dėl ko mums gali kitos šalis, ypatingai Rusija, gali pareikšti pretenzijas. Tai kad nepanaikintumėm šitų vardinių kortelių, tai reikėtų būtent parašyti tas žuvusiųjų pavardės. Manyčiau, kad tai būtų lengvesnis kelias užkirsti kokiam galimam konfliktam ateityje, iškylantiem dėl karių kapų perkelimo į kitą vietą. Tai gal prie pirmo punkto mes galėtumėm tęsti po kableliu va šitą, kad mes naudojame esamą visą paženklinimą jau. Informacija, galbūt. Kaip sakote, Inga? Aš tai siūlyčiau, antras punktas, neperkelti dėl to, kad prieštarauja šitie visi, o šitai naujai vietai suteikti naują ženklinimą, kuriame būtų visų karių pavardės, vardai, mirimo datos, visa kita. Tokį paprasčiau. Pritarčiau. Būtų paprasčiau. Jeigu teisingai suprantu, dauguma sutarė tuo momentu, kad reiškės turėtų būti informacinis stendas, kur pateikiamas tas visas palaidotų karių sąrašus su vardais, pavardėm ten ir visa kitais duomenim. Plus dar, sakykime, kaip kapo toksai plokštė, ant kurios yra iškalti vardai, pavardės ir kiti ten esminiai duomenys. Taip. Ar aš teisingai suprantu tą siūlymą bendrą tokį? Taip, aš taip pritariu. Gal stendas net tokiu atveju galėtų būti ir be pavardžių, lakoniškesnis, tiesiog, kad čia yra perlaidoti kariai iš
iš Šiaulių centro, pavardės jau tiesiog bus tuose paminkliukuose ar paminklinėje plokštėje. Bet iš principo abu variantai yra geri. Ta prasme, kad tai būtų 2 objektai šalia tos karių palaikų palaidojimo vietos, tokie įrengti. Nu, kad paminklą, tai aš manau, visi čia pasisakė, kad būtų kažkoks postamentas, kaip stela su pavardėm. Su visų. Pavyzdžiui. Jo. Ir informacinis gali būti ir stendas prie kapinių ten, sakysim, apie visą šitą vietovę, kada perkelti, kokie čia kariai, kokio O pavardės jau tada gal ir nebūtina. Jo, gali pavardžių ir nebūti jau stendė informacinių. Stendė nereikėtų, jeigu būtų atskirai surašytos pavardės, o jau stendas yra bylojantis apie tai, kas čia yra palaidoti, kokiu laikotarpiu, kada perkelti palaikai. Taip. Tai siūlot vieno to stendo, kuris prie pačios karių palaikų palaidojimo vietos atsisakyti, ar ne? Ne, nesiūlom atsisakyti. Gali būti stendas, gali būti prie kapinių. Nes aš taip supratau, dabar šiai dienai buvo numatyti 2 stendai prie įėjimo, tai yra pirmas, kaip minėjau, prie įėjimo tiesiog apie pačias kapines, kas tai yra per objektas, o jau antrasis grinai apie pačius palaidotus palaikus, perkeltus palaikus. Tai aš kaip suprantu, pasiliekam prie tos koncepcijos, tik tais dar papildom kažkokią, sakykime, kapo plokštę, gal garantinę, kurios būtų. Kapo plokštė su perkeltų karių pavardėm, su tom, kurios yra tos visos surašytos ir prie bažnyčios. O antras stendas tai tada galėtų būti lakoniškesnis, tiesiog, kad čia visi perkelti iš Šiaulių centro kariai ir viskas. Pavardžių neminėti. Turbūt mintis yra ta, kad nedubliuoti pavardžių ir stende, ir toje plokštėje steloje, o tiesiog vienas stendas su istoriniais faktais ir apskritai kas čia per vieta, o antras jau tos perrašytos pavardės žuvusių asmenų. Teisingai. Taip, aš tai taip siūlyčiau, kad plokštė su pavardėm, o stendas yra visai be jokių pavardžių, tik su informacija, kad buvo perkelti tada, iš ten ir čia. Bendros tos kapinės yra Sovietų sąjungos karių palaidojimo vieta. Supratom. Tai žiūrėkit, aš labai bandau tokį juodraštinį variantą, kad trečias būtų punktas, kad mūsų komisija siūlo ir vykdoma institucija įrengti kapo plokštę su duomenimis apie perlaidotus karius. Ar dar trupučiuką, dar kažką, arba tą, ką jūs sakote, tai ir būtų mes tikrai padarytumėm kapo plokštę, tokį mes bendrinį pavadinimą paėmėm, ar stela, ar kapo plokštė, ar dar kažkas paminklas, ar dar kažkas, tai jau su duomenimis apie perlaidotus karius. Kiek tų duomenų yra apie kiekvieną karį, mes jį ir iš tos plokštės, iš dabartinių 46 plokščių paimtumėm ir iš tų 4 plokščių, kur irgi yra nurodytos ir vardas, ir pavardės tų Tarybų sąjungos didvyrių, taip pat mes tą informaciją perkeltumėm į vieną tokią kapo plokštę. Ir tada nedingtų duomenys nei apie vieną iš šitų palaidotų karių. Tai galėtų tada mūsų atrodyti trečių klausimų toksai. Taip, prašau. Direktoriau, galbūt reikėtų nuo pirmojo punkto, tada jau, jeigu mes apie redakciją kalbam, eiti nuosekliai, skaityti ir žiūrėti, nes pirmame punkte yra parašyta 2 tipiniai stendai. Ką tik sutarėm, kad tipinis stendas liks vienas, ar ne? Ir atsiras ta stela granitinė plokštė. Pildant gerai, nes... Ir čia galima į pirmą punktą įrašyti, įrengiant kapo plokštę su duomenimis apie perlaidotus karius. Stendai išlieka, kaip supratau, 2, nes vienas ties įėjimų į sieną jisai lieka skirtas pačiam objektui pažymėti. Nu taip, čia tokia... O antrasis yra jau grinai skirtas perkeltiem palaikam, pateikti istorinę informaciją, kada, kokie palaikai čia buvo perkelti ir panašiai. Jie lieka 2. Gerai, tegu lieka 2. Tik tais reiktų pirmą punktą formuluoti išbraukti, naudojant esamą karių palaikų laidojimo vietos paženklinimą. Va šitas jau mes nebenaudosim esamo. Taip.
Mes įrengsime atskirą kapo plokštę. Tai tada, tai lieka tada 2 stendai, kaip mes sutarėm tada? Ar 1 stendas lieka? Na, savivaldybė, pateikite siūlymą. Gerbiamas Mantas ką tik dabar pagrindė liktai. Tai gali ir 2 būti. 2. Tai čia jūs pasakykite. Pirmasis tiesiog jis yra apie pačią palaidojimo vietą. Bendra informacija kaip apie kultūros paveldo objektą. Antrasis jau grinai susijęs ir bus statomas prie pačių Gali būti ir 2. palaidotų karių palaikų. Taip, aš pritariu. Taip. Tai gerai, tada jeigu paliekam 2 stendus su informaciniais įrašais, ir tai buvo siūlymas arba prie pirmo. Prie pirmo, jo, trečio. Įrengiant kapo plokštę. Va, siūlo paženklinti tą ir įrengti. Aš dar tarpčiau žodį asmens duomenimis. Čia aišku, turbūt ir numanu, bet tiesiog būtų jau visiškai tikslu, kad tai, ką žinoma apie tą žmogų. Gerai, asmens duomenimis apie perlaidotus karius. Bet išbraukit naudojant esamą. Aha, taip, teisingai. Taip, paženklinti palaidojimo vietą 2 stendais ir plokštė. Taip, vietą 2 stendais. Paženklinti palaikų palaidojimo vietą 2 stendais su informaciniais įrašais ir įrengti kapo plokštę su asmens duomenimis apie perlaidotus karius. Ar visiems dar matau? Dar galbūt būtų siūlymas, nežinau kaip komisija ar pritars, nurodant, kad tuos duomenis mes nurašysime nuo tų plokščių, kurias dabar turime, kad mes nepapildysim kažko, kad nekiltų prielaidų, kad mes kažkokius papildomus duomenis patys įrašymą, tiesiog nurodyti, kad duomenis su perkeltais nuo esamų plokščių. Nu tai va šitas žodis apie perlaidotus karius, tai mes jau ir kalbame tik tai į šitą perlaidotų karių segmentą. Tai manau... Aš pritarčiau, gal Vitai reiktų tiesiog čia papildyti, kur yra asmens duomenimis, su perkeliamais esamais asmens duomenimis. Kažkas taip turėtų būti. Su perkeliamais esamais asmens duomenimis. Įrengti kapo plokštę su asmens duomenimis apie... Nelabai, man tai supratau, kurioje vietoje tu dabar dar siūlai. Aš galvoju, su perkeliamais esamais asmenų duomenimis. Aš tai siūlyčiau nenaudoti žodžio esamais, kadangi tada, jeigu yra kažkokia tai, ar kažkoks sovietinis žodis, tarybinis, tiesiog su perkeliamais asmens duomenimis gal pakaktų. Taip, va čia, su perkeliamais. Su perkeliamais asmens duomenimis apie perlaidotus karius. Ir jeigu gali, tada čia buvo ankstesniai redakcijoje 2 tipiniais stendais, man atrodo, tipiniai. Aha, taip. Ir jeigu galima, dar patikslinkime įrengti naują antkapinę plokštę. Va čia įrengti naują antkapinę plokštę. Antkapinė ar kapo plokštė? Inga, gal... Kapo antkapinė. Ai, nu taip, kapo antkapinę plokštę galima taip vartoti. Su perkeliamais asmens duomenimis apie perlaidotus karius. Taip. Tai šita redakcija tiktų jau visiems komisijos nariam? Galim tada galbūt už pirmą tą ir balsuoti, kad įtvirtinti. Kas būtų už tai, kad pritarėt pirmo punkto pataisytai redakcijai? Man tai nekelia rankos?
Mantai, ar Įjungiu, gal. užstrigo ryšys? Ar Ineta suskaičiavai visus? Ir tada su karių duomenimis net nereikia šitos formuluotės. Aha, man tai tu dabar trūkinėjai, išbėgai, vėl atbėgai. Man tai tavęs. Gerbiami komisijos nariai, aš jau turiu persijungti į kitą komisiją, tai pritariu šiam pakeitimui, šiem mūsų aptartiem pakeitimam. Taip, o trečiam tam punktui, kad neperkelti visą šitą. Mes jau visi kartu sutarėme, kad šito neperkeliame, įrengėme naują, perdodame tuos duomenis turimus apie tuos perkeliamus karius ir visumoje pritariu. Ir labai norėčiau turėti galimybę sudalyvauti dar ir kitam posėdį, kuris labai svarbus yra. O jeigu mes sutartume, mums ir liko tik tai vienas tas balsavimas dėl trečio punkto. Antras čia bus pirmininkaujantysis punktas. Taip. Antras, taip. Taip. Į viršų pakelkite tiesiog tą. Noriu pasitikslinti, ar tikrai visi už buvo. Dėl pirmo punkto tada dar kartą Inetai pasakom savo poziciją. Taip, matai visus, Ineta? Visus matau, Eglės Bružienės nematau, bet prieš tai liktis kėlė ranką. Taip, kelia, antram langė irgi abidvi yra, komisijos narės kelia ranką. Gerai, ačiū. Tai tada antras punktas, kur mes išsakom kaip komisijos poziciją, ko neperkeliam su motyvu, kad prieštarauja, taip. Kurių užrašai prieštarauja. Bet čia suredaguokite, neperkelti vardinių plokščių su karių duomenimis, truputėlį gramatiškai parašykite. Ne 406 vardinės plokštės neperkelti, bet neperkelti 406 vardinių plokščių turbūt. Neperkelti 46 vardinės plokštės. Vardinių plokščių, linksnis. Neperkelti plokščių, tiesiog lietuvių kalba. Neperkelti 46 vardinių plokščių. Bėgs truputį vėliau. Ja, tai, bet aš tikrai labai norėčiau pritarti ir šitam punktui, ir kad jūs sutiktumėt, kad aš baigiu jau šiandien dalyvavimą komisijoje. Gerai, ačiū Jums. Ačiū labai. Dėl antro punkto, aš kaip suprantu, ar ne? Greitai perbalsuojam. Taip, iš esmės pritarė komisijos. Aš pritariu. Taip. Tvarkoj. Suredaguokite, kad būtų gramatiškai teisingai parašyta, ir pritariu. Perkelti vardinius su duomenimis atminimo. Gerai, atsiprašau labai, bet jau 5 minutės, kai aš vėluoju, ir man labai svarbu. Gerai, tai ačiū už dalyvavimą, mes jūsų poziciją žinome ir prie balsavimo antro punkto mes pridėsime jūsų. Gerai, ačiū labai, lauksiu medžiagos tos. Gerai, tai dabar pašlifuojam šitą, neperkelti vardinių plokščių su karių duomenimis, atminimo lentos, taip, tęsime mintį. Atsiprašau trupučiuką, aš noriu, tai galim sutrumpinti ir parašyti neperkelti vietos žymėjimo ženklų, visų. Tai dabar būsim kažką įrašę, būsim neįrašę, nesuskaičiavę, neperkelti buvusių laidojimo vietos žymėjimo ženklų, nes jie prieštarauja įstatymui ir viskas. Ir tada reiškia, kad visų ženklų mes nepersikelsim. Galėtumėt dar pasakyti, aš tada greit parašysiu neperkelti. Neperkelti karių palaikų vietos žymėjimo ženklų. Vietos žymėjimo ženklų. Gal iš ankstesnės, kaip ar iš ankstesnių karių palaikų ar buvusių karių palaikų vietos žymėjimų ženklų, nes tai prieštarauja įstatymui ir viskas. Karių palaikų vietos žymėjimo ženklų. Nes jie prieštarauja. Taip, nes Nes jų užrašai čia taip, labai nes užrašai prieštarauja, taip. Ir viskas, ir būsim, vis tiek mes nieko neperkeliam. Vat, kurių, va šitą išmetam,
va, Taip. ženklų, kurių tie ženklai, kurių užrašai prieštarauja įstatymui. O gal tiesiog rašom, nes jie prieštarauja įstatymai? Neužrašai, nes ten kai kur tik vardai pavardės, tai nėra ten labai jau. Tiesiog, Ženklai patys, patys nes jie ženklai. prieštarauja Lietuvos Respublikos tokį įstatymą. Gal rašyti buvusių žymėjimų, ar ne? Ar kaip Jūs galvojat? Kad suprastų, kad tų ankstesnių. Žymėjimo ženklų. Gal neperkelti buvusių karių palaikų vietos žymėjimo ženklų, ar kaip? Nu, taip, turbūt, kad taip. Tik tai turbūt, kad taip, galim rašyti. Neperkelti buvusių. Taip, kurie tos, turbūt taip. Tik tai aš siūlau tą aiškumą įdėti, kad kalbam apie Antro pasaulinio karo palaidojimo vietą prisikėlimo aikštėje, kad čia nebūtų tokių kažkokių dar neperkelti, kad būtent iš tos vietos. Tada gal nereikia buvusių, o neperkelti karių palaikų vietos žymėjimo ženklų iš prisikėlimo aikštės, nes jie prieštarauja vietos žymėjimo ženklų iš prisikėlimo aikštės. Iš prisikėlimo aikštėje. Gal aikštėje. Aikštėje esančios. Ir dabar čia galima nukopijuoti nuo pirmo punkto. Antro pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaikų palaidojimo vietos. Jo, nuo šito nukopijuoti. Esančios. Oi, čia kažkas negerai. Jo, tenais du kartus. Aha. Taip, aikštėje esančios ženklų antropos vietos. Ir palaidojimo. Nelaidojimo, palaidojimo. Nes jie prieštarauja. Kurių užrašai? Ne, tai gal užrašų nerašyt, o nes jie, ženklai. Nes jie. Tuos du žodžius nutrinam ir... Nu va. Taip. Tai priimtina būtų redakcija tada visiems komisijos nariam. Nu, jeigu ne kažkokį linksnį dar tenai mes redakciškai, jeigu kažkoks pabėgo, tai čia pataisysim, bet esmė yra, kad mes neperkeliam, komisijos poziciją nesiūlo vykdomą instituciją perkelti, o kategoriškai neperkelti. Tai ar galime tada balsuoti už antrą punktą? Kas būtų už šitokią redakciją pataisytą? Taip, minėtas. Tai dabar mes turim 6 balsavusius, bet komisijos narė sakė, kad pritarė neperkelimo idėjai, o redakcija sutiko, kad mes pataisysime. Tai galima visus 7 balsus pridėti kaip balsavusius už šitą redakciją. Tai ačiū ir tada iš esmės būtų viskas. Mūsų visi darbotvarkės klausimai aptarti. Ačiū tada komisijai už tikrai padarytą darbą. Jau teko būti pirmiems, kurie įgyvendina vyriausybės nutarimą jau ir manau, kad mūsų padaryti siūlymai Šiaulių miesto savivaldybės vykdomai institucijai bus įgyvendinti griežtai laikantis, kaip ir kolegė paminėjo, konvencijos, 49 metų konvencijos. Tai dar kartą ačiū visiems už darbą. Tik tai gaila, kad ir vadinasi ta laikinoji komisija, kad mums užteko vieną kartą susirinkti, padaryti darbą ir atlikti tą misiją, kurią ir laikinoji komisija ir turėjo atlikti.
Tai ką, ačiū visiems ir sėkmės jums darbuose. Ačiū, viso gero. Ačiū, viso gero. Viso.